Lietuvos kaimas – tai darbštus žmonės, mažos šeimos ūkio tradicijos ir didelės svajonės. O dabar ir galimybė šias svajones įgyvendinti su ES parama. Kviečiame susipažinti su priemone labai smulkių ūkių plėtra, parama tiems, kurie nori augti, bet nežino nuo ko pradėti. Parama skiriama tiems, kurie užsiema žemės ūkio produktų gamybą arba jų perdirbimu savo valdose. Galima įsigyti technikos, statyti ūkinius pastatus, įrengti šiltnamius, diegti skaitmeninius sprendimus ar net gaminti energiją iš atsinaujinančių išteklių. Norite auginti daržoves, gaminti sūrį, laikyti avis ar bitininkauti, ši priemonė kaip tik jums. Parama skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems užregistruotą žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Prisijungti gali ir partneriai, tad galite veikti su draugu ar šeimos nariu. Svarbiausia, valdos ekonominis dydis VED turi būti nuo 8 000 iki 16 000 eurų. Jei dalyvaujate su partneriais, VED turėtų būti ne mažesnis kaip 4 000 eurų kiekvienam dalyviui. Galite gauti iki 100 000 eurų investicijai priklausomai nuo partnerių skaičiaus. Paramą sudaro iki 85% išlaidų, o projektą turite įgyvendinti per 24 mėnesius. Tai gali būti jūsų pirmasis žingsnis į verslesnį ir tvaresnį ūkį. Galite investuoti į naują žemės ūkio techniką, šiltnamius, daržų ir uogynų plėtrą, gamybinių pastatų statybą ar remontą, laistymo ar vandens tiekimo sistemas. Net ir kompiuterinė įranga bei programinė įranga tinkamos finansuoti išlaidos. Pirmiausia, sukurkite aiškų verslo planą. Tuomet užpildykite paraišką per sistemą Žumis. Verslo planas yra sudėtinė jos dalis. Po sprendimo skirti paramą galite pradėti darbus. Investicijos turi būti susijusios su jūsų ūkio veikla ir pagrįstos dokumentais. Parama išmokama už realiai įgyvendintą projektą, įsigijus įrangą, pastatyti, sutvarkyti, parodyti rezultatus. Kaimas gali būti modernus, net labai mažas ūkis gali tapti tvariu, konkurencingu ir pelningu. Be paramos plėtra būtų ypatingai sunki. Nes ir taip žemės ūkis, tokia šaka yra labai nuo daug ko priklausoma, sakykime, kad ar nuo gamtos kažkokių sąlygų, ar nuo stichinių nelaimių. Ir ta finansinė kitasykį našta, jinai tikrai tampa net ir nepakeliama, kažkokie kreditai, tu vis tiek turi įsipareigojimus savo vykdyti, o čia tau yra galimybė įsigyti gerą, kokybišką žemės ūkio techniką, įrangą, tikrai labai palankiom sąlygom. Nežinau, man atrodo, tai yra tikrai labai teigiamas dalykas. Nuo 13 metų per 12 metų, tai be paramų, be projektų būtumėm per pus mažiau gal sugebėję pasidaryti. Tai tikrai pagreitina tuos procesus, tai tikrai verta ir tai padeda labai. Pasinaudokite galimybę. Priemonė labai smulkių ūkių plėtra – tai jūsų šansas augti. O dabar ir galimybė šias svajones įgyvendinti su ES parama.